Norisi paversti juos jaukesniais ir šiltesniais. Na ir interjero dizainerė sako, kad kartais nereikia didelių investicijų, kad į namus neštume jaukumo. O viską rodo kolegė Austėja Biguzaitė. Labas vakaras Lietuva. Apie tai, kaip paprastais būdais sukurti jaukumą namuose, kalbėsime su interjero dizainerė Karolina Demanavičienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Karolina, kokias šiuo metu stebite vyraujančias tendencijas? Jau kuris laikas mūsų požiūris į grožį keičiasi. Linkstame link natūralumo, tai lygiai taip pat ir interjero dizaine. Linkstame link natūralumo, link tvarumo. Vis dažniau interjere renkamės natūralų medį. Taigi, grindise, balduose, natūralų akmenį deriname į tarpusavyje. Vis dažniau atsiranda organiškų formų, apvalių formų. Tai ne tik balduose, bet net ir sienose. Bet išskirtinės pagrindinės tendencijos išskirčiau kaip kokybė ir ilgaamžiškas interjeras. Dabar labai greitai temsta. Sakykite, kas sukuria tą jaukumą namuose, kokios detalės? Ruduo tai metas, kai mūsų tempas visus lėtėja, mes daugiau laiko praleidžiame namuose ir norisi aplinkui sukurti tą šilumos pojūtį, tą jaukumą. Tačiau namų jaukumas tai nėra tik apie didelės investicijas. Tai gali būti mažos šiltos dekoro detalės, tai pavyzdžiui, pledas ant sofos ar daug kažkokių margų pagalvėlių vairiais raštais. Mano nuomonė, vienas svarbiausių jaukumo detalių tai yra namų kvapai ar kokios aromatizuotos žvakės, pavyzdžiui, kokio cinamono ar vanilės kvapo, nes tie kvapai sukuria emocinį jaukumą ir aš manau, kad dažnai tai yra net svarbiau nei koks daiktas. Kokią reikšmę jaukumui turi apšvietimas, ar tai yra svarbu? Apšvietimas jaukumui turi milžinišką reikšmę, ypač rudenį, kai dienos trumpėja, tos natūralios šviesos vis mažiau. Aišku, namuose turi būti pagrindinis ryškus apšvietimas, jis atlieka tiesioginę apšvietimo funkciją, bet jaukumui sukurti reikalingas sluoksniuotas ir pagalbinis apšvietimas. Jisai net skirtingose aukščiuose, tai pavyzdžiui, kokie sieniniai šviestuvai, baldų apšvietimas, jisai erdvėje sukuria švelnumo ir jaukumo. Jei planuojate įsirengti savo namus, tai labai svarbu apie tai pagalvoti iš anksto, nes šviesa turi būti švelni, nerėžianti akių, o kaip tik raminanti. O tiems, kurie jau gyvena įsirengtose namuose ir nori turėti daugiau jaukumo, kartais net nereikia didelių sprendimų. Užtenka pastatyti prie sofos naują toršerą ar kokį stalinį šviestuvą, ar net degančių žvakių ir ypač žvakių mirksinti šviesa labai ramina. Jūs minėjote, kad daug investicijų norint sukurti jaukumą nereikia, tai atsakykite, kokios būtų detalės, ką reikėtų pakeisti, kad namuose būtų jaukiau. Tai kaip ir minėjau, jaukumas tai yra šviesa, spalvos, tekstūros, kurias galime keisti palaipsniui ir tai nekainuoja kažkokių didelių investicijų iš karto. Kartais žmonės galvoja, kad namuose būtų jaukiau, reikia daryti kažkokius kardinalius pokyčius. Tai kartais užtenka tiesiog pakeisti kelias detalės, kurias akiai yra atsibodusios, arba net atsikratyti kažkokių daiktų pertekliaus ir namai jau bus lengvesni ir jaukesni. Ir tai net nekainuoja investicijų. Ar žmonės mėgsta kažkokius natūralius dalykus, kaip pavyzdžiui džiovintos gėlės? Aš manau, kad šiai dienai mes linkstame link gamtos ir norime tos gamtos kuo daugiau savo namuose. Džiovintos gėlės, džiovinti riešutai, jie tampa vis dažnesni mūsų interjero dekoro aksesuarai. Man asmeniškai labai patinka ir gyvos gėlės, net pavyzdžiui, eukalipto šakelė gyva, pamerkta prie valgomo stalo, tai net pakeičia kambario nuotaiką. Koks būtų jūsų palinkėjimas norintiems sukurti jaukesnius namus? Mano palinkėjimas būtų, kad namai tai nebūtų tik vieta, kad tai būtų būsena. Ir rudeniškas jaukumas tai nėra tik apie dekoro detalės, bet yra ir apie mūsų nuotaiką, kuri kviečia sustoti ir pasimėgauti savo namais. Na ir turbūt gražiausias namų aksesuaras tai yra artimieji, draugai ir tikras sausainių keptų kvapas.